Sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną podcastą ir šiandien mes turim labai ypatingą žmogų, turim labai menišką asmenybę, Ugnę. Labas, Ugne. Labas. Tai ar jaudinė šiaip? Šiek tiek. Šiek tiek? Viskas Šiek tiek gerai, baisu. įsivažiuos. Tai pradžioj prisistatyk, pasakyk, ką veiki laisvalaikiu ir šiaip, kas tu esi? Tai aš esu Ugnė, laisvalaikiu užsiemu visokiausiais dalykais, ko tik nesugalvoju. Tai ar tai rankdarbiais, nuo piešimo iki dizaino kūrimo ir jų piešimo ant trūbų. Tai labai įdomi asmenybė esi, ne? Nu, galima taip pasakyti. Tai gerai, tai mes tokiu įsivažiavimui visada pradedam žaidimu. Tai čia yra daug kortelių, išsitrauksi vieną ir tiesiog atsakysi klausimą, kuris yra po kortelę, aš irgi pabandysiu atsakyti. Tai gali pradėti, jeigu nori. Ar esi pavydėjusi kuriam nors šeimos nariui ir dėl ko? Ne? Ne, tikrai ne, nėra tokių dalykų, kad pavydėčiau šeimos nariams. Kaip tai gal labiau džiaugiesi, jeigu kažkas atsitinka. Okay. Ar kas pavyksta, dar kažką nuslaikti palaikymas ir džiaugsmas. Tai labai gera. Kas mane ramina? Aš šiaip kažkada per podcastą šitą klausimą esu atsakius ir dabar manis kartojas. Tai ką aš ten sakiau, kad mane muzika rami, kad jinai... Šiaip būna, kad aš labai nusiraminu, kai aš būnu namuose, man namai yra tokia saugi vieta ir aš labai jaučiuosi ten gerai. Tai manau, mane tai ir nuramina. Šiaip draugai dar būna, jeigu ten kažkas atsitinka ir nueini pas juos papasakoji ir tai jie sako, viskas gerai, Lukne, viskas bus gerai. Tai mane labai ramina. Tai va, tai tęskime mūsų podcastą. Tai mes žinom, kad tu lankai dailės mokyklą. Taip. Tai kiek laiko jau? Dailės mokyklą lankau apie 7 metus maždaug, bet nuo pat mažens mane labai dominavo menas, visa dailė, visa kūryba. Tai dar net darželį, kiek pamenu, lankydavau visokius dailės užsiėmimus ir būrelius. O kaip pasirinkai tokį kelią, kas tave paskatino? Mane labai paskatino tėvai, nes matė mano tą potraukį menui, o ypač tėtis, nes jis pats lankė ir baigė dailės mokyklą. Tai galima pasakyti, aš seku jo pėdomis. O jis džiaugiasi tavim, kad tu... Labai džiaugiasi. O pavyzdžiui, gal jis yra pasikabinęs namie kokį tavo ten paveikslų kūrinių? Turi pasikabinęs, esu padarius, nupiešęs, tai turi. Tai labai miela iš tikrųjų, kad jis taip daro. Taip, tai tave paskatino tėtis o kokias veiklas ten veikia? Nes mes, žinom, kad yra tokia dailės mokykla, o ką jūs ten veikia, tokių labiau gal vidinių dalykų gali papasakot? Ten tikrai visokiausių, labai daug veiklų yra. Vienas iš jų tai, kas savaime aišku, tapyba, piešimas, toliau eina grafika, kompozicija, dailės istorija. Ten per dailės istoriją būna apie istoriją, kartais savaitgaliais ir po parodas pavaikštom. Tikrai daug visokiausių dalykų. O kas labiausiai patinka tau? Nėra, kad būtų vienas dalykas, kuris labiausiai patiktų, nes kiekvienoj pamokoje savaip yra įdomi ir patinka. Tai man realiai visos labai patinka. Tai labai gerai girdėti, kad nesi išsirinkus tokio, vieno visiškai. O kažką planuoji ateityje su tuom, gal kažką veiksi, nežinau. Apie tai per daug dar negalvojau, bet jei sien kažką su dailė, tai galvoju apie tatuiruočių, kažką su tatuiruotėmis. O jeigu ir karjera būtų susijusi ne su dailė, tai tikrai dailė išliktų gyvenime mano labai stiprus hobis. O su tom tatuiruotėm tu jau kažkaip praktikuojas, gal esi, nežinau, bandžius kažką? Taip, esu bandžius ir su tušinukais piešti kam nors, ar su tais henna dažais. Tai būna koks vakarėlis, dar kažkas, tai visada prašo, kad kažką nupieščiau, padaryčiau. Aš netgi esu tas žmogus, kuris prašo draugių, kurios moka piešti, man su henna padarytų, kad nors labai man tos gražios tatuiruotės yra. Tai aš tau paskaitysiu dabar teiginį ir tu man pasakyk, ar tu su juo sutinki. Tai ar norint būti gerų dailininku, reikia turėti daug teorinių žinių? Nes vis tiek mes žinom, kad, pavyzdžiui, muzikos mokykloje labai daug mokosi žmonės apie visus tuos kompozitorius, tuos visus dailininkus. O dailės, ar yra teorijos ir ar jos yra daug? Teoriją reikia žinoti tą visą perspektyvą, proporcijas, spalvų derinius, pieštukus visus, kurie kitesni, minkštesni, bet šiaip labiausiai veikia dailėje, kad daug praktikos ir vis laik, jeigu padarai kokią klaidą, tai nieko to, kad dar kartą bandyti, dar kartą, kol vėl pavyks. Tai čia taip pam ant pam.
Nu, kažkiek reikia, žinot. Jo. Kažkiek reikia. Tai ar gali papasakot, pavyzdžiui, apie savo įsimintiniausią kūrinį, kur kiek laiko jį daryti, ten kokį nori skurtau? Nu, pats mėgstamiausias tavo yra. Dariau tėčiui megztinį, tai ten ir siuvau, ir piešiau, ten kaukolę dariau, tai ten užtrukau kelias dienas, kiekvieną dieną po kokias 5 valandas sėdėdavau. Tai ir po to, kai atėjo gimtadienis, padovanojau, tai labai patiko ir tas buvo matyti iš akių, kad labai patinka ir džiaugias. Tai tas toks kaip, aš padariau kažką gražaus ir kitam patinka. Tai tas labiausiai man įsiminė. Na, kaip miela, iš tikrųjų, kad savo tėčiai dar, kuris buvo dailininkas. Taip, tai su kokiai, tu man pasakai, kad labai 5 valandas turėjai čia megzt, ten siūtą, ne? Tai šiaip su kokiais iššūkiais susiduri? Tai jeigu grafika, tai grafika tenai vis tiek turi pradžiai nusipiešti eskizą, po to tą eskizą apsukti, jį persikelt ant linoleumo ir po to jį raižyti. Tai ir pirštus ten įsidrėski ar dar kažką. Nu čia tai jau labiau tokie fiziškas sunkumai. Nu bet pavyzdžiui būna sunku su kokiu įkvėpimu, kad nežinau ką daryti, sunku. Tai tuomet dažniausiai pasiemu kokią ausinės, muziką įsijungiu ir tada va taip įkvėpimas ateina. Labai gerai. O tai tada, man iškart kyla klausimas, tu labai, atrodo, labai ilgas procesas tai yra. O kaip tu derini mokyklą su tokiu kūrybiniu darbu? Nes atrodo, labai reikia suderinti laikus, kad spėtum. Tai būna, kartais praleidžiu dailės mokyklai pamokas, bet tada pasiemu piešinį ir namuose dirbu. Ir bandau viską kažkaip suspėti, padaryti, jeigu kažko nespėju dailės mokyklai parsinešu namo, nes vis tiek pirmoje vietoje ši mokykla, kad mokslai per daug nenukentėtų. Bet nenukenčia ją tau, nes... Ne, nes būna, kad jeigu kažką labai veiklą kažkokiais traukia, kad nukenčia mokslai. Būna, kad kokie blogesni pažymiai, bet bandau įstaisyti kitą kartą, praleisti kelias dailės, kad mokykloje būtų geresni pažymiai. Taip, suprantama. Tai mes, mūsų pašnekovam, turim 2 paskutinius klausimus. Ar žinai juos, esi jau gal girdėjusios? Autoritetas ir svajonė. Taip, tai kas, Ugnė, yra tavo autoritetas? Man nėra vienas žmogus, kuris būtų autoritetas, nes mano autoritetai yra mano mama ir tėtis. Jie visuomet mane palaiko, kai man sunku, ar kažko nesuprantu, dar kažką. Visuomet visada palaiko ir neteisia, jeigu kažkas nepavyksta. Tai labai miela, kad šeima taip rūpi, sakykime. Ir tada, kokia yra tavo didžiausia svajonė? Ar turi tokią? Turiu, tikrai turiu. Ir mano pati didžiausia svajonė, kada nors turėti tą klasikinę Porsche 911. Oho. Senovinė yra. Visas kambarys iškabintas plakatais, Lego visokiais, Porsche 911 tą senovinę. Čia mano ta pati didžiausia svajonė kažkada ją turėti. Tai domiesi mašinom labai daug tu? Ne tiek, kiek mašinom, bet senovinę tą Porsche 911. Labai gera svajonė, šiaip labai tokia kitokia, nes aš dar tokios negirdėjau iš tikrųjų. Tai labai tau ačiū, kad atėjai pas mūsų podcastą. Mačiau, kad jaudinais viskas gerai, jau viskas gali nusiraminti. Tai ačiū žiūrovam, kurie klausė, kurie žiūrėjo. Ir susitiksim kituose podcastuose. Iki. Viso.